Gerai, tai tuo tarpu, kol jūs šiandien laukėt, aš padariau štai tokį kitą eksperimentą, tai yra, aš užšaldžiau bananą. Tai dabar aš damai daviau gėlę, o džentelmenui, aš man atrodo, duosiu vinį. Ir, nu, aišku, gal nesivadovaukim lyčių stereotipais, kas nori gali ateiti. Tai dabar kviečiu vieną žmogų, kuris mokėtų ir norėtų įkalti vinį. Prašom. Dabar jums, ponas, reikės įkalti vinį, ar žinot su kuo? Įtarėt man atrodo. Tai va, tai pabandykit, dabar čia man reikia pakabos. Mano švarkas kaip tik ten yra kažkur tai užkulsiuose. Teisingai, va. Teisingai, tai labai geras, bananas yra puikus dalykas. Puikus sveikas maistas, organiškas plaktukas. Nu, štai galima iki galo neplakti, nu, mes jau supratom, paplojam džentelmenui, na jis tikrai dar nesumatęs, kad vienikas tiek įkaltų. Tai va, tai kur mano švarkas dabar? Pasidėjau ten kažkur švarką, pažiūrim ar veikia. Ir visgi, man atrodo, veikia, žinai. Prašom. Tai va, dabar šitas puikuosis pas mane namuose. O judame prie sekančio eksperimento, kas bus, neatspėsim. Nes aš tada kažkokį kitą eksperimentą sugalvosiu, jeigu jūs kažką pasakysite. Tai va, tai dabar padarysime mes tokį eksperimentą su ledais. Ar žinote, kas atsitinka ledams, kai mes juos šaldome? Keičia spalvą. Kodėl keičia spalvą ledai? Kas ten atsitinka? Kas nulėmė ledo spalvą? Pavyzdžiui, to ledo nuo to ledo. Matom daug skirtingų spalvų ledo va čia visur. Ir dabar jos spalvą nulėmė toksai juostų plotis. Ir dabar, kai mes šaldome jos, juostų plotis keičiasi. Ir štai pavyzdžiui, čia turėsime mes... Kokios spalvos mes tą ledą turėsim? Pirmiausia, gal reikėtų maitinimą pajungti. Štai turime raudonos spalvos ledai ir kuo pavirs raudonos spalvos ledas? Žaliu. Oranžinį. Teisingai, į oranžinę spalvos ledą, nes keičiasi juostų plotis. Dabar jisai praktiškai geltoną netgi pavirs, kol jisai labiau šals. Nu, bet maždaug ties oranžinė tenai sustoja. Tuomet ėjome sekančią spalvą, tai jau yra geltona, toliau judame spektru. Ir turime geltoną, dabar kai geltonai merksime, kokie jinai taps? Reikia pažiūrėti. Balta? Pažiūrėkime. Ne žalia. Jinai virsta į žalią. Nu, įdomu. Gerai, tai dabar matėt, kaip aš pyliau tą azotą visur, ant savo rankų, į savo vidurius. Aišku, nevalia praryti, nes jeigu prarysiu, kai azotas yra padaromas spaudžiant orą, kaip jau minėjau. Dabar jeigu aš jo praryju, kas atsitinka? Jisai šildamas atgal plėsis. Jisai plėsis 700 kartų iš tiesų. Ir jeigu aš jo praryčiau, nieko gero nebūtų. Bet jeigu aš trumpai palaikau savo kūnę, nieko baisaus neatsitinka. Dabar